Naujausios ir operatyviausios žinios iš Druskininkų krašto. www.manodruskininkai.lt. Visą praėjusią savaitę Druskininkuose buvo galima sutikti Europos rankų lenkimo čempionate besivaržysius sportininkus. Daugiausia sportinių aistrų liejosi sporto centre, kuriame sportininkai demonstravo rankos tvirtumą. Kaip sakė Lietuvos rankų lenkimo federacijos generalinis sekretorius Vidas Mikelionis, Europos rankų lenkimo čempionatas prestižinis renginys. Ta renginį surengti čia reikėjo daug pastangų. Ir išrenka miestus, kurie bus čempionato organizatoriai 3 metus į priekį. Ir mums patikėjo tokią garbę, kad mes galim surengti Druskininkuose. Kaipgi sekasi organizuoti? Kaip čia vyksta tas čempionatas? Organizuoti sekasi sunkiai, pastangų reikia didelių ir miestas padėjo, sakykime, ir sporto centras, patalpas, viskas, žmonės čia irgi. Užsieniečiai labai yra patenkinti. Kas labiausiai jiems patinka Druskininkuose? Jiems, kad labai puikus miestas, švara, puikų žmonės ir gamta, viskas. Kurios šalies atstovai yra patys tvirčiausios rankos tokie atstovai? Tvirčiausios yra Rusija. Jie pastoviai Europos ir pasaulio čempionai. Ir jie atsivežė 156 dalyvius. Nėra šansų juos įveikti? Ne, čia kol kas neįmanoma. Mes, sakykime, Lietuva, mes irgi turim stiprią komandą, bet mes su pinigėliais irgi problemos. Mes savo lėšom praktiškai ir 53 mūsų sportininkai dalyvavo čia. Druskininkų sporto centro direktorius Julius Matulevičius pasidžiaugė, kad mūsų mieste vis dažniau rengiami ne tik Europos, bet ir pasaulio čempionatai. Šiandien svečiuose mes turim Europos rankų lenkimo čempionatą, į kurį, kaip jau matyt visi gerai žino, atvyko vien tik dalyvių 650, o kur dar lydintys asmenys. Mano galva, tai žymi injekcija į mūsų viešbučių, spa centrų, kavinių, taksi biznio veiklą. Aš galvoju, kad tai ne tik finansinė injekcija į miesto gyvenimą, bet ir sportininkai, mūsų gerieji ambasadoriai, kurie sugrįžę į savo šalis, į savo gimtuosius miestus, matyt papasakos apie Druskininkus, nuostabiai gražų miestą, apie jo puikius žmonės, paslaugius žmonės, nes ir dienomis, ir vakarais tenka stebėti sportininkus, kurie naudojasi kavinių paslaugomis, vaikšto po mūsų parkus, taip kad ir ekonominė, ir moralinė nauda mūsų miestui. Ir ko gero ne paskutinį kartą, ar ne, tokio lygio renginys Druskininkuose? Aš manau, kad 2006 metais svečiuose turėjom pasaulio orientavimosi sporto čempionatą, keletą kartų organizavom Europos merginų krepšinio čempionatų B divizioną. Tikėkime, kad ir ateityje sportininkai naudosis ne tik mūsų sportiniais objektais, bet ir visa plačiai išvystyta miesto infrastruktūra. Europos rankų lenkimo čempionate dalyvavusius sportininkus pastarąją savaitę buvo galima sutikti visame mieste. Jie vaikščiojo po Druskininkų parkus, fotografavosi prie žydinčių narcizų jūros, muzikinio fontano ir kitose gražiose miesto vietose. Naujausios ir operatyviausios žinios iš Druskininkų krašto. www.manodruskininkai.lt